Kažkas pasako tau kažką gražaus, o tu vietoj to, kad tiesiog priimtum, iš karto randi priežastį, kodėl tai neteisinga. Ačiū, bet tai tikrai nieko ypatingo. Man tiesiog pasisekė. Tu per malonus. Psichologija sako, kad tai nėra kuklumas. Tai atskleidžia labai konkretų įsitikinimą apie save, kurį išmokai labai anksti. 1. Komplimentas prieštarauja vidiniam įsitikinimui. Psichologai tai vadina kognityviniu disonansu. Kai kažkas sako tau kažką gero, o tu viduje tiki priešingai, smegenys jaučia nepatogumą. Lengviausia išeitis – atmesti komplimentą. Taip tavo vidinė istorija lieka nepažeista. 2. Priimti reiškia rizikuoti. Daugelis žmonių atmetančių komplimentus baiminasi, kad sutikdami su jais iškels per aukštus lūkesčius. Jei sutinki, kad esi geras, vadinasi, turi išlaikyti tą standartą. Atmetimas tampa savotiška apsauga nuo galimo ateities nusivylimo. 3. Vaikystės pėdsakai. Psichologų teigimu žmonės negalintys priimti pagyrų dažnai augo aplinkoje, kurioje gyrimas visada buvo sąlyginis arba turėjo bet. Pavyzdžiui, geras rezultatas, bet galėjai geriau. Smegenys išmoko, pagyrimas visada yra nepilnas. Todėl suaugę jie jį užbaigia, nuvertina patys, dar niekam nespėjus to padaryti. 4. Savivertės reguliavimas. Tyrimai rodo, kad žmonės su nestabilia saviverte gavę komplimentą pajunta nerimą, nes jis sudrebina jų savęs suvokimą. Stabili savivertė leidžia priimti gerą žodį, nejaučiant poreikio jį neutralizuoti. 5. Atmetimas ardo santykius. Nuolatinis komplimentų atmetimas kuria distanciją. Žmogus, kuris bandė tave pagerbti, jaučiasi tarsi jo žodžiai būtų beverčiai. Laikui bėgant, kiti tiesiog nustoja bandę tave džiuginti.